Bitcoinas šiandieną pakilo iki 62 000, bet aš neskubėčiau švęsti. Kodėl? Šiandieną apie tai mes ir pašnekėsime. Bitcoinas po silpno birželio pasiekė 62 000. 62 000 yra labai svarbus mūsų resistance lygis, kurį reikėtų išlaikyti, jeigu nenorime keliauti iki PM8, PM7, gal net iki 54 000 JAV dolerių. Šito daugelis nenori, bet reikia atsižvelgti į faktus, į rodiklius ir šiandieną tai padarysime. Tai kodėl Bitcoinas apskritai pakilo iki 62 000? Tai atsakymas yra labai paprastas. Tai per pirmą savo Fed meetingą Kevinėlis taip prastai sušnekėjo, kad žmonės pradėjo signalizuoti, kad mes pamatysime ne interest mažinimą, ne palūkanų mažinimą, o palūkanų didinimą. Ir į tai sureagavo visos rinkos. Sureagavo tiek akcijų rinka, tiek auksas, tiek sidabras, dar tas pats karas toliau prasidėjo iš naujo, viskas sureagavo. Ir išėjo nedarbingumas, kur buvo tikėtis, jeigu neklystu, 120 000 darbų, o buvo tik tai sukurta 56 ar 60 000. Tai kas atsitinka, kai nedarbingumas yra prastas, rizikingi asetai auga, doleris krenta žemyn. Tiesiog taip visada būna ir taip visada vyksta. Taip pat irgi aš jums čia įdedu nuotrauką prieš akis, Kripto Lietuvos postas, labai irgi svarbu atkreipti dėmesį, kad tai ne tik dirbtinio intelekto burbulas, Amerikoje vyksta daug įvairių svarbių dalykų, kurie signalizuoja ne pačius geriausius laikus. Kai ateina laikas, kai negalima pasitikėti nei nekilnojamo turto, nei nieko, kas pradeda trumfuoti kriptovaliutos. Net nebūtinai kriptovaliutos, bet rizikingi asetai. Jeigu mes paimtumėm rizikingus asetus, tai tokie rizikingi asetai yra įtraukti net ir į akcijų rinką, Russell ten 3000 ar 1000, kur tiesiog yra mažesnės kompanijos, kurios, turi daug didesnę riziką ir jos nėra įtrauktos į S&P 500. Kodėl? Nes jos mažesnės ir turi daug didesnę riziką. Tai lygiai tas pats yra ir su kripto, ne? Mes dabar matome, kad kripto yra rizikingas asetas ir jeigu prasidėtų kažkokie nesusipratimai Amerikos housingo rinkoje, aš manau, kad kriptovaliutos iš to labai pasipelnytų, tiek pat ir kitos mažos rizikingos kompanijos, kaip ir minėjau, rizikingi asetai. Taip pat mes matome, kad altcoinsai turi kažkokį gyvastį. Jeigu Bitcoinas paauga 4-5%, jie pradeda augti po 10, 20, 30, kai kurie po 50, 60%. Tai ką dabar geriausia yra daryti, tai kaip ir minėjau ne vieną kartą dollar cost averaginti, o jeigu jums įdomu, ką aš dollar cost averaginu, Instagramas apsistumęs. Ir manau pagrindinė tema, tai ar galima pamatyti tą bull marketą šiais metais. Tai žiūrėkit, prieš 4 metus mes išgirdom kažkokį nedarbingumo reportažą, ar ten dar kažką mes pagal tai galėdavom lipdyti kažkokį portretą ir numatyti, kad čia prasidės toj pinigų lietus. Dabar yra toks dalykas kaip ETF. Kompanijos pagaliau gali pirkti tiek Bitcoinsą, tiek Ethereumą įvairias kriptovaliutas, labai dideliais kiekiais. Ir nors mes matome, kad dabar Bitcoinas pakilo iki 62 000, visa kita, bet iš ETF-ų pinigai išplaukia. Kol nepradės sugrįžinėti pinigai iš ETF-ų į kriptovaliutas, mes apie kažkokį bull marketo signalą net negalime šnekėti. Todėl reikia atkreipti dėmesį ir adaptuotis prie rinkos. Tai šią akimirką kokia adaptacija būtų, tai stebėti ne tik naujienas, ne tik kas šiaip vyksta, bet ir ETF-us, kokie yra inflow, kokie yra outflow, visus šitus dalykus. Aš Dubajuje atsidariau banko sąskaitą, tai Dubajaus banko sąskaitoje aš galiu investuoti į Bitcoinus ETF-us, man net siūlo investuoti, į auksą, į visur. Ant kiek yra skirtumas lygių bankų tiek Lietuvos, tiek užsienio kitų, kur investavimas yra, neatsiejama dalis. Tai tiesiog tai parodo, ant kiek mes esame jauna šalis ir dar nesam gal kai kurie pasiruošę, galim išsigalvoti, kad čia yra, skemas yra dar kažkas, bet kas pirmesnis, tas gudresnis, kas gudresnis, tas turtingesnis. Taip pat svarbu paminėti būtų, kad Amerikos akcijų rinka, jinai šiandieną nedirba, nors ir yra penktadienis, Liepos 3 jinai nedirba. Nes šiandieną, jeigu neklystu, yra Independence Day, tai tiesiog dirba kripto rinka, kuri dirba 24/7, nesvarbu šiandieną penktadienis, šeštadienis, darbo, nedarbo diena, kripto rinka visada atidaryta. Dėl to mes ir galim matyti kažkokį susidomėjimą iš traderių, iš kapitalo augimo, kad augtų, nes tiesiog ateina žmonės tradinti į kripto rinką, nes tiesiog negali akcijų rinkoje nieko padaryti. Ir dar labai vienas svarbus dalykas, ką daro dabar Amerikos įmonės. Amerikos įmonės pradeda pirkti kaip treasury ten kažkokią kriptovaliutą, ne, jos pradeda pirkti. Ir kaip pavyzdžiui MicroStrategy, jie prisipirko belekiek Bitcoinsų, kodėl dabar jo visą akcijų, visas jos toksas krenta žemyn, nes Bitcoinas krenta žemyn. Čia yra labai paprasta. Bet kada pradės Bitcoinas augti, jo akcijų kaina pradės skyrocketinti, nes jie holdina belekiek Bitcoinsų. Tai daugelis įmonių pradėjo daryti tą patį, pirkti Solana, Ethereum, XRP, dar kažką ir taip jos uždirbs kosminius pinigus. Ne tik iš to, kad jie kaip stoksas, jų kaina kyla, bet ir jų kyla holdingai, tai yra kriptovaliutos. Čia apie šitą pašnekėsim kitą kartą, galėsiu įsiplėsti, jau ir taip ganėtinai ilgas video gavosi. Ką, su jumis buvo Kripto Lietuva, apsistumės iki kito karto.